Pati paprasčiausia taisyklė, kaip mes galėtume primažinti tą streso lygį, kurį mes išgyvenam, tai laikantis paprastos rutinos principo, kuomet mes lygiomis dalimis paskirstame savo laiką tiek poilsiui, tiek darbui, tiek kažkokiam savo asmeniniam gyvenimui. Tai būtų gerai, jeigu mums pavyktų išlaikyti tose ribose tarp 8-8-8, iš kurių 8 valandos yra jūsų miegui, iš kurių 8 valandos yra darbiniai veiklai ir 8 valandos poilsiui. Tai labai svarbu būtų pastebėti ribas, tokias, kokias mes brėžiame tiek savo, tiek aplinkiniams. Jeigu jau mes jaučiame, kad ar labai nenorime, ar jau tiesiog nebegalime užsimti kažkokiamis veiklomis, kurių iš mūsų tikisi aplinkiniai, tai reikėtų sukaupti drąsos pasakyti ne. Tai gali būti labai sunku žmonėms, kurie yra pripratę būti tokie patogus, paslaugus, kaip sakoma, geri žmonės. Tai gali būti pradžių šiek tiek ir rizikinga ir baisu, nes rizikuojam susilaukti tokio nepasitenkinimo iš aplinkos ir pasipriešinimo. Bet jeigu tų ribų laikomės, tai aplinkiniai per laiką taip pat su jomis susitaiko ir geba priimti jūsų naują požiūrį. Galbūt dar būtų svarbu pakalbėti apie tokį užsisukusį elgesį, kuomet mes tarsi kažkaip tai būname savo mintimis arba ateityje, arba praeityje ir bandome išspręsti arba būsimas problemas, arba tas, kurios jau įvyko. Ir tai atitraukia mūsų dėmesį nuo tai, kas vyksta dabar. Praktiška rekomendacija pasistengti gražinti savo dėmesį į tai, kas vyksta einamuoju momentu. Tai pavyzdžiui, geriant kavą mes galėtume atkreipti dėmesį, kokio skonio yra mūsų kava, koks jos aromatas, kaip mes matom tą kavą, koks šitas puodelis šiandien mūsų pasirinktas. Tekstūrą pajausti to puodelio. Reikėtų pasiremti visomis 5 mūsų juslėmis, tai būtų tai, ką mes matom, ką mes girdim, ką mes liečiam savo odą, ką užuodžiam ir kokį mes skonį jaučiam. Tai tikrai labai padeda sugrįžti į mūsų dabartinę būseną. Tai streso mažinimui tikrai efektyviai padeda fizinis aktyvumas, ypatingai kardio užsiėmimai. Tokia rekomendacija būtų bent 3 kartus per savaitę, apie valandą laiko užsiimti fizinėmis veiklomis, kuomet mes pakeliam savo širdies susitraukimų dažnį, šiek tiek sušylame, suprakaituojame. Reguliariai to užsiėmant, tikrai tas stresas šiek tiek yra mažesnis. Į psichiatrą derėtų kreiptis tuo metu, jeigu būsena pablogėja labai staiga, jeigu tai yra kažkoks ūmus stresas, staigus sąmonės susiaurėjimas, prastas miegas, labai prasta nuotaika, verksmingumas ar nerimas, kuris jūs vargina. Tai 2 savaitės turėtų būti tas laikas, kada jau derėtų pasvarsyti apsilankyti pas specialistą. Įsivertinti galbūt reikalinga ir medikamentinė pagalba. Jeigu tas stresas yra dažnas palydovas jūsų gyvenime, jeigu kažkaip jūs vis įpuolate į tokias stresogeninės situacijas, tas stresas yra toks kasdienis gyvenimo palydovas, būtų pravartu pagalvoti ir apie psichoterapiją, kurios metu būtų galima daugiau pamėginti įsisąmoninti, kas čia su jumis vyksta, kokį jūs savo elgesio modelius naudojate savo kasdienybėje ir galbūt tokiu būdu bandyti juos modifikuoti ir didinti savo atsparumą stresui arba didinti savo adaptyvumą tokiams streso keliantiems įvykiams.